Kaip per džiunglės čia atrodo plaukiu. Lydeka. Yra. Ištiko lydeka likimas. Kibimas. Yra. Gal ir šitą neblogą. Sveiki, YouTube šaika. Ką veikėt? Bandau išnaudoti lydekų sezoną. Vanduo pravėsęs gerokai, tai lydekom kaip ir pats tas. Nauja vieta. Čia kažkokie kanalai jungiasi su upė. Bandysiu čia lydekų paieškot. Bet žodžiu, žvejų jau yra. Jau mačiau, kad pagavo. Tai žodžiu, nedelskim. Tai ką, varom, žiūrim, kas bus. Nauja vieta. Pirmas metimas. Važiuojam. Nu, bet šiandien jau esu pasiryžęs varyti iki galo ir kažką bent suvilioti. Kur tie lydekiukai? Nubaidyti gal, nežinau. Čia vienas su benzu seniokas pravarė. Kaip per džiunglės čia atrodo plaukiu. Nu kažkaip pakol kas tylu. Gal masalas netinka. Čia aišku vienas žvejys ką tik jau prasėjo. Tai viskas kas belieka, tai dėt kitą masalą ir rast kokią pasyvesnę lydeką. Vis aktyvesnės tai bus užkibusios, aišku. Bet vietelė tai atrodo gana žadančia. Porą metimukų šitą pusę. Ir lydeka. Yra. Supratau. Yra. Oi, tai šiaip nebloga, jeigu ką. Opa. Kažkokia be gyvybės. Prašau. Ogi toj vietoj aš jau mėčiau, ko tu prieš tai neėmei, ką? Gerai, tave visiškai be gyvybės. Tuoj praleisim tave per čia. Op. Gerai. Ir dabar irgi kaip mirus. Kaip biškį apskaldyta. Nu, į lūpos kampą. Va tokia va. Paukšt. Biškį pasisveikinam. Dėlės. Nu, taip. Lydekioksai tu. Yes, pagaliau vieną turim. Nu ir vanko užkybo. Šitas masalas tai belė kaip išdraskytas jau. Klijuotas, liptotas čia. Tiek lydekų jau šitas matęs, kad toj vietoje jau buvau pramėtęs kelis kartus. Galiausiai apsigalvoja. Masalas tas pats. Sėdi sau, kol panosiai nepravesi. Tau nieko nebus. O taktika kokia, kadangi čia dabar jau prieš pusvalandį gal žvejys praplaukė su valtim. Pramėtė mažą baltą kopyto ir pagavo. Tai tuose pačiuose vietose reikia kažką kitką mėtyti. Tai užtat ir sugalvojau uždėti žalę. Biškį didesnį negu pas jį buvo.
Gal užkibs vat kita žuvis, kur jai balta nepatiko. Nu tai va, užkibo, pasiteisino. Jau girdžiu, parvaro mūsų benzingalvis. Tuo čia pravarys jau čia. Nes vis tiek šiaip siaura vieta, gylį nedideli. Aš kažkaip linkęs galvoti, kad nėra į naudą, kai taip su benzu pravaro. Nu, įdomu, ar pristabdys ar ne? Ne, nestabdys. Galėtų bent iš pagarbėlės žvejui kolegai bent biškį numušt gazą, kai jau taip šalia plaukia. Va, kokį dalykėlį turiu, norėjau parodyti. Draugas padovanojo. Čia toksai paminkštinimas kolibrį, bet mano valtis šiaip yra Aquastorm, bet nu kaip ir tinka. Čia biškį galai užsilenkia, bet dėl to gal dar fainiau. Ir iš tikrųjų tas paminkštinimas tenais, to minkštumo ten labai daug neprideda, bet jisai turi kažkokios ten izoliacinės medžiagos, tai nebeina taip šaltis per soliuką. Tai jeigu kas neturit, rekomenduočiau pasimti, nes daug nekainuoja, mačiau, tai tikrai verta, manau. Pas nesitikėjau, kad taip fainai bus. Draugas padovanojo panaudotą, nuperstą turbūt jau gerai. Tai perdavė man estafetę. Linkėjimai, ačiū Raimi tau. Ir ką, lydekų po kol kas tik viena buvo, bet esu pasiryžęs dar vieną atrasti. Tik neaišku, kurios yra, nes valčių tai pilna. O, kolega. Čia jau neleistina bus, na, čia bus metrinis. Kažkur jisai ta leistina, tik labai stora. Tai yra 80. Nu va, lygiai 80 lydekos lemtis keptuvė. Ištiko lydeką likimas. Yra. Išsitvičino, blenda. Oi. Nu, ko tas stabdis? O. Gal ir šitą nebloga. Oi. Nuėjo. Eik tu. Gera buvo, eik tu. Ai. Vanko paėmė. O, kaip gaila, kad nepavyko pasisveikinti su tavimi. Ach, tu blecha, mucha. Tu matai, va, gumos neėmė. Gerai.
Kas čia buvo, nesupratau. Ar žolė? Ne žolė. Nu, panašu į lydekaitės žvyną. Nu, va. Į dar vienas žvynas. Va. Nu, tai. Kibimas yra. Gal ta pati, abejoju. Bet nedidelė. Bet smagu. Kas su pastabdžiu yra, blecha? Nu. Jėga. Jėga, jėga, jėga. Nu. Sveiki. Va. Pasirodyk. O, šita tokia energinga. Šita energijos turi. O šita gerulė. Trenkia į valtį. Užtenka, viskas, apsiraminom. Gerai, jau viso. Ateik. Opa, išsipurtysi tuo metu. Opa. Wow. Šiaip gera, sakyčiau. Trumpa nuotraukėlė. Paukšt. Pasimatuojam panelę. Šiam 6. Neklausau, kad tu čia man netiduosi, aš matau. Taip lengvai. Išsivadavom. Wow. Nu, pasirodyk. O, prašau. Sveika, graži lydeka. Nu, labai graži šita. Nu, keliaukim. Gerulė lydeka. Wow. Šita jau faina. Nu, nevarai namo. Graži šita. O, jau varo. Nu jau. Jėga. Super. O, saulė leidžias. Karvės buvo liudininkės. Va, čempionas mūsų. Guma iš Kinijos. Prašau. Ir tai yra viskas. Baigiu žvejybą. Gal dar užmesiu kokį ten kartą pakeliu namo, bet tai labai džiaugiuosi atradęs šitą vietą. Džiaugiuosi nepabijojęs truputėlį pasėdėti prie žemėlapių ir išbandyti naują kažkokią vietelę, kurią nusižiūrėjau grynai iš žemėlapių tiesiog. Nepabijokit ir jūs paieškot naujų vietų, atrast kažką, nes žvejyboje tas yra labai smagus atradimo jausmas. Tai to linkiu ir jums. O ką, daugiau šiandien nei žvyno. Ir jeigu patiko, jeigu kažką išmokai, nieko neišmokai, like, subscribe ir susitiksim kitą kartą. Ate.